Sveiki visi, taigi šiandien sveikinamės antrą Kalėdų dieną, sveikinu visus su šventėm, linkiu, kad po eglute būtumėte radę savo svajonių dovanas, savo svajonių išsipildymus, kad šventes būtumėte praleidę su savo mylimais žmonėm, tie, kurie rūpi jums, tie, kurie jūs myli, tuos, kuriuos mylite jūs. Ir visko, ko geriausio. Taip pat dabar yra tas metas, kai mes galime parašyti savo norų sąrašą. Tas laikas tarp Kalėdų ir naujų metų. Skirkim pasidaryti planus, susiplanuoti, ką galime nuveikti ir siekti savo planų ir savo svajonių ir viso kito. Man prieš šventes daktaras po 4 mėnesių ligos pasakė, kad tikriausia tai gali būti vėžys ir tirs nuo skrandžio vėžio. Taigi man toks šventės buvo toks vidinės kovos metas ir labai sunku buvo galbūt pradėti apie tai kalbėti iš pradžių, bet dabar jau kažkaip tai atslėgo. Viskas kaip ir gerai. Tas gerumas, kaip tiesiog susitaiko ir viskas. Ir manęs kitais metais laukia ir šiais metais, dar ir kitais metais laukia kova. Reikia kažkaip pasveikti, kažkaip kabintis į tą gyvenimą, nes kol kas tos motyvacijos mažai kažką tai rasti ir ypatingai ten verslui ar dar kažkam tai vyksta tokia vidinė kova, gal uždaryti viską ir užsiimti savim, bet jeigu užsiimsiu savim ir pradėsiu sveikti, žinau, kad norėsiu viską atgaivinti, tai gal neuždarysiu, gal tiesiog paliksiu taip, kaip yra ir darysiu tiesiog rehabilitaciją, kaip čia rehabą savo, nes nežinau, sunku iš tikrųjų suvokti, kas tai yra, kas laukia. Kiek laukia, ar čia galbūt jau nieko nebeverta daryti, jau nebedaug ir likę. Labai gerai, kad mano aplinkoje yra daug žmonių, kurie perėjo tikrai tos dalykus, įsigydė vėžį, įsigydė onkologinės ligas ir visa kita ir pasveiko ir gyvenimas jų pasikeitė ir į labai gerą dalyką ir galvoju Dabar yra antradienis, kai įrašinėju šitą video, rytoj pas mus Norvegijoje atsidaro visi sporto klubai, visa kita ir sakiau, net ir jeigu nėra šansų išgyti ar dar kažką, tai vis tiek norėčiau praleisti tą laiką ir nuo šiol gyventi taip, kaip noriu. O labai noriu sportuoti, labai noriu turėti gražų, galbūt ne tik tokį sveiką kūną, norėčiau jausti sveikas, norėčiau jausti pilnas jėgų, nes paskutiniai keli mėnesiai buvo liga, jokios jėgos nejaučiau, viską atsigavau, tik tai pradėjau jausti jėgas, kol įsigijau šitą kreatino monohidratą, kažkodėl nežinau, jis man vienintelis toks padėjo, kiti visai taip kažkaip nelipo. Ir netiko, čiaudit pradės. Oi, atsiprašau. O Jėzu. Nekirpsi, nedarysi iš naujo, tęsi toliau ir nusičiaudėjau. Taigi toks gan nelinksmas dalykas, užpuolė ta liga, tas galbūt vėžys, gal dar kažkas, tai nežinau, kas čia yra, kas čia laukia, su tuo skrandžiu nėra gerai. 5 mėnesis nieko geriau nesidaro, skausmai nedingsta. Todėl galbūt dabar pradėsiu stengtis tiesiog daryti, gyventi taip, kaip noriu, įrašinėti galbūt video, galbūt neįrašinėsi, nežinau, kaip puls, kaip nuotaikos bus, nes jėgų tikrai buvo labai, iš vis nebuvo jėgų, galiu pasakyti, atvirai nebuvo, pavalgai jokių jėgų, moralinių, fizinių, visą kitą. Kažkas pradėjo keistis, pradėjau tą vartoti, čia persirgau dar stipriai, tai
38 temperatūra, nugara buvo baisiai, visas kalėdas pragulėjau, kažkur nugarą peršalau, tai nepaėjau nieko, tai man kiti metai ir ateinantis savaitė šių metų ir kiti metai laukia labai stipri kova ir stipri tokia, kad aš nežinau, ar tai tokia kova ar kažkas, bet tiesiog gyvenime esu daug tos patirties sukaupęs ir alkoholizmą įsigydęs, ir gatvėje gyvenęs, ir mečiau rūkyti, išsigydžiau iš tų labai sunkių santykių, labai sunkiai išlipau, ir ten visi tie vaikų praradimai, visa kita, tėvą dar turiu, mamos praradimą, sesės, visa kita, tikrai daug gyvenime teko išgyventi ir patirti ir sužinoti, daug labai knygų perskaityti ir ta patirtis tokia begalinė ir norėčiau dabar pradėti ją išnaudoti. Susidariau jau norų sąrašą, nežinau, jis ten ilgas, neilgas, nėra ten labai kažkoks stebuklingas, bet matau, ką noriu, ko siekiu šiais metais. Galbūt tai daugiau, aišku, yra tokie fiziniai, materialūs dalykai, bet yra ir šeima, ir sveikata, ir visa kita. Daug dalykų ten yra, juos nesiplėsiu, tegul jie lieka man. Bet manau, pas visus tie patys finansiniai dalykai, fiziniai, šeima, meilės reikalai, visa kita, laimė, dar kažkas, tai tokie dalykai, pas visus labai panašus dalykai, taip įsivaizduoju. Galbūt tik tai ten vietom ir punktai kažkokie, ar esmė išdėliojimo skiriasi. Taigi va, nežinau, kažkaip būna sunku, kai pagalvoja, kad kokia gali būti liga ir kas gali būti, bet nežinau, pasiduoti neketinu, bent jau jeigu viskas taip ir pasibaigs, tai noriu bent tą laiką, kuris man liko, gyventi taip, kaip svajojau, kaip moku, kaip norėjau, negulėti, nežiūrėti ten visokių, aišku, reikėjo dabar ar pagulėti, nes tikrai negalėjau nieko daryti, labai skaudėjo tą nugarą. Bet imsimės kažkokių tai, gyvensiu taip, kaip noriu, kaip moku, kaip svajojau. Ir pirmiausia, rytoj pirksiu abonentą į sporto salę, nes noriu sportuoti, kaip jau sportuoju, jaučiuosi labai gerai ir galbūt tos ir jėgos sugrįž, galbūt ir to noro kažkokia motyvacija sugrįž, nes labai sunku iš tikrųjų rasti, netgi, kaip čia pasakius, rasti prasme gyventi, ar kaip čia bandau aš rasti tą meilę, tą motyvaciją, viską kažkaip sunkiai sekasi, bet bandysiu kažką tai, galbūt komentarai kažkokie padės, aišku, labai faina, kaip žmonės parašo, palaiko, taip kažkaip biškį sugraudina, bet nieks taip daug labai nežino, niekam nepasakoju ir tiesiog tai vat, aišku, galbūt tai yra tik tai teorija, galbūt tai nepasitvirtins, turėsiu tyrimą sausio 22 dieną, gal viskas ir bus gerai, bet esmė ta, kad vis tiek su skrandžiu nėra gerai, kad su sveikata nėra gerai, žiūriu, kad paskutiniu metu sulūžau, visai sugriuvau, atrodo kaip 40 metų, bet visiškai nepainu, nieko sergu, kaip nežinau kas ir jau dabar reikia kažką tai daryti, čia vis kalbu tas motyvacijas, kažką tai darau, kažką tai bandau, bet pačios tos vidinės energijos, vidinės motyvacijos, meilės galbūt tos didžiosios meilės nėra ir bandyti reikia kažką tai pamilti save ir susitvarkyti savo gyvenimą, savo kūną, susiremontuoti, nes skauda beprotiškai, čia nesimato, bet ant staliuko stovi visokie paracetamoliai, ibuprofenai, kad galėčiau iš lovos išlipti, nes nugarą skauda, kad galėčiau šitą video įrašyti. Skrandį būna paskauda. Baisiausia, kad visas tas dalykas, tu net nežinai, kas yra, negaliu jokių vaistų naudoti, nenaudoju jokių tablečių, nenaudoju nieko, nes nežinau diagnozės, bandė gydyti nuo
gastroskopijos, čia dar kažkokių tai tablečių davė, tai kairę pusę negalėjau valdyti, visus sąnarius skaudėjo taip, kad atrodė baisu, tai sakė, čia šalutinis poveikis, nutrauk, daugiau nenaudok, sakau, ačiū, bent jau ten po kelių dienų praėjo tas šalutinis poveikis. Ir va, bandysim kabintis, čia gal kaimiškai biški, kabintis į save pirmiausia. Niekas jokios motyvacijos neduos. Galima, aišku, bandyti bendrauti su kažkuo, bet turiu pats patikėti, turiu pats rasti savyje noro ir prasmės gyventi ir kad išsikapstyti. Nes perėjau beprotiškai daug tų kursų, perskaičiau nesuskaičiuojamus skaičius knygų, bet visą tai nieko, jeigu nenaudoju ir nepasinaudoju savo to patirtim, savo išmintim, taigi norėčiau tiesiog palinkėti savo šiais ir kitais metais, kad apskritai likusiam gyvenimui, kad kuo daugiau sugebėčiau naudoti savo patirties, kuo daugiau sukaupti ir kuo daugiau jos naudoti, nes visa kita yra tiesiog galbūt gražūs žodžiai, kad noriu, kad kiekvieną dieną tapčiau geresnis tiek fiziškai, tiek morališkai, tiek ir finansiškai ir visais kitais dalykais, kitais būdais. Labai norėčiau, kad kiekvienas iš jūsų atrastumėte savo gyvenimo meilę, prasmę ir norą gyventi ir motyvaciją ir visą kitą ir pradėtumėte galbūt sportuoti, jeigu nesportavote, bent jau kvėpavimo pratimus, bent jau pasivaikščioti, pabėgioti, išeiti kažkur į gamtą, pabūti, kad pabūti su savim, su savo mintim, kad kažkokia liga nebūtų jums verdiktas, netaptų, kad gyvenimo pabaiga, o tiesiog būtų nauja pradžia. Taigi man, ko gero, šita diagnozė ar šita situacija taps nauja pradžia ir viskas bus gerai. Džiaugsmingų naujų, artėjančių ir šitą pašventinį laikotarpį daug neprisivalgykit, daug negerkit, išvis negerkit. Keiskitės, svajokit ir pildykit savo svajonės. Niekas neišpildys jūsų svajonių, nes vienintelis, kuris turi burtų lazdelę savo rankose, esate jūs. Tikėkite savim, juokitės kuo daugiau ir tik jūs galite pakeisti šį pasaulį, niekas kitas. Ačiū Jums labai ir tikiuosi iki greito susitikimo. Iki.